Sveiki chebra, rodau kas 5 tikriausiai tiktokerio mašiną, nes F11 ir F10 tikrai turim labai daug. Tai noriu kai ką parodyti, šiaip atliktas salono apšvietimas, bet papildomai norim parodyti ir papasakot apie lygą. Daug kas žino apie ją, bet daug kas nežino. Va čia pas jūs teka vanduo, čia pastovi šlapia, viskas teka į saloną. Tai toj prikabinsiu nuotrauką, kaip pas klientą buvo tragiškai ir kaip tai atrodė. Tai štai taip atrodo, viską patvarkėm, praklijavom per naują, padengiam papildomai gumą, išvarėm visą pelėsį ir pradžiovinom panelės. Va, tai tvarkykitės, nes geriausiu atveju tai turėsit va čia prapūvusias panelės, o blogiausiu atveju, jeigu ten bėgs vanduo, tai užtrumpins laidus arba, pradės rūdyti kėbulas, bus smarvė ir panašiai. Tai va, štai taip pas mus atrodo salono apšvietimas naujas. Čia rimtas kentas važinėja, jeigu yra va tokie dalykai. To išjungsiu šviesą, pademonstruosiu, kaip kas veikia, kaip kas reguliuojasi. Tai čia buvo atliktas pilniausias komplektas. Gaunas centrinė panelė po kairę, po dešinę pusę, 4 durys ir 4 durų kišenės bei rankenos. Štai tokį rezultatą mes turim. Taip pat apsišviečia ir kolonėlės. Kolonėlių apdailas pakeitėm. Daug kam nepatinka, daug kam kolchozas. Tiek žmonių, tiek nuomonių. Vienam patinka, kitam nepatinka. Čia jau kiekvieno asmeninis dalykas. Tai ryškumas reguliuojasi, spalvos keičiasi. Tai parodysim, kaip tas dalykas visas atrodo šviesoj. Štai taip apdaila atrodo pas mus su apšvietimu. Taip, ką mes turim? Tai viskas veiks pas jūs nuo rakto. Atrakinus mašiną, viskas gražiai užsidegs, pasisveikins. Taip pat viskas veikia pas mus nuo gabaritų. Nuliukas, BAM vienetas. Štai taip sveikinasi. Ir užsidenga mūsų paskutinė pasirinkta spalva, šiuo atveju mėlyna. Va, tai kam per daug ryškumo galite visada prisitamsinti. Galite pasikeisti spalvą. Tai dabar man negaudo, pabandysim pasigauti. O, pagavo. Tai čia 100.